norisi visada pradžioj pasakyti, kad įkvėpkime giliai ir iškvėpkime. Tai kažkodėl yra nuolat kaip ir pamirštama šiek tiek, bet tai yra labai svarbu mūsų pačiam kūno iš tikrųjų. Čia yra labiau dėl paties kūno. Tas gilus įkvėpimas ir iškvėpimas, jis pripildo ir aišku tos plaučius deguonies ir tiksliau visas tas ląsteles deguonies, kad būtų lengvesnis tas kraujo tekėjimas. Tai tiesiog nepamirškime visada giliai kvėpuoti. Atsipalaiduoti. Iškart toks atgarsis iš erdvės atrodo, kad niekur to saugumo nereikia ieškoti, jis yra jumyse, jis yra aplink jūs. Tokia priėmimo erdvė apsigaubę, tokia atrodo išsiskleidė. Ir atrodo sužadina tai, kas yra jumyse. Kas yra jumyse jau aktyvu. Va tas toks yra tas pasitikėjimas, ta drąsa save priimti. Atrodo visi šitie dalykai jie yra pasiruošę būti. Kažkiek jie būna suaktyvinti, bet įeiti dar tvirčiau. Labai gražiai atrodo šviečia, bet dabar tokios visos struktūros, atrodo labai daug sąmonių. Ir pasiduoda toks srautas. Toks lengvas energijos srautas, bet jis taip gražiai atrodo teka per struktūras ir su savimi pasiima viską, kas jumyse jau nebereikalinga. Judina visus tos dar užsilikusius įsitikinimus. Kas liečia psichiką. Nieko neužlaikykit.
viską atiduokit. Kas jaučiat, kad jau turi būti atiduota. Ir atrodo lygiagrečiai. Taipogi teka srautas ir per visą tą emocinę struktūrą. Irgi eina skaidimas. Tam tikrų irgi tų nebereikalingus tokių energinių darinių. Atrodo, nes panašu, kad dažnai būna, kad tam tikroje vietoje savo augimo kelyje, savo suvokimo kelyje mes visi juos atsiremiame. Ir dabar galime juos tiksliau dabar tą energiją gali taip tiesiog jas kaip išskaido, bet tik dėl to, kad jūs galėtumėt pajausti save kitaip, išdrįsti pajausti, labai rodo drąsą. Drąsa priimti save, drąsa kurti naujus įpročius. Naują rutiną. Naują požiūrį į save. Su visom savo naujom savybėm. Nes tie energijų dariniai, jie yra labai seniai. Jie tokie kaip antspaudai ir juos prieš įsileidžiant save, tuos patikint visą savo tuo save visiškai nauju, reikalinga tą išskaidyt. Bet su visišku tokiu pasitikėjimu, džiugesiu, be įtampos, be nerimo.
Ir atrodo suspindi tokie du taškai, tai yra kažkur vienas toks taškas yra virš kaktos labiau, virš galvos, kitas krūtinėje ir jie taip gražiai susijungia. Tas virš galvos atrodo, yra jūsų tas mąstymas, tos mintis. Jos sudaro tokią harmoniją, jis eina iki krūtinės ir ten yra tas visas jausmas. Ir atrodo toks, tu savimi įsileidai mintį, kad tu priimi save pakitusi, priimi savo duotybės ir užtvirtini tai tokiu stipriu, tyru jausmu ir gaunasi tokia harmonija, tai yra labai stipru. Užtvirtini tai. Labai jaučiu kūrėjo palaikymą. Sakyčiau, kūrėjo meilę. Dabar atrodo ir vyksta tas toks kanalas, tas kanalas atviras. Nes kai tas kanalas, ar tai yra psichinės struktūros kanalas, ar tai jausminės, jis toks atrodo laisvesnis ir dabar tos mintis apie save naujai, priimant viską, kas ateina, reiktų jomis užpildyti. Užpildyti tą kanalą tuo lengvumu, tą drąsą, tuo tikėjimu savimi. Kai atsiranda tikėjimas savimi, tada savaime atsiranda tikėjimas ir to, kas vyksta, tikėjimas subtiliuoju pasauliu. Nes dažnai būdavom įpratę tikiu labiau kažkuom, negu pats savimi. Bet viskas prasideda nuo mūsų.
Tarsi ateina tokia informacija, kad vat sąmonėj skleidžiantis jūsų sąmonėj reikia reikia stabilios platformos, tai yra jūsų žemiškasis kūnas, žemiškosios struktūros. Dėl to ir yra tarsi šitų meditacijų metu paruošinėjimas tos struktūros, valoma, ko jau nebereikia. Ir atrodo, prateka ta tokia, netgi sakyčiau, sveika energija per visą kūną. Taip atrodo, teka per visus nuo pirštų galiuko. Per visą kūną, iki pat kojų pirštų galiuko. Sako, užteks kūnui sirgti. Aišku, aš taip suprantu, kad ir fizinis kūnas taip turi labai labai daug įspaudų, kas yra susijęs su ligom, bet ir mūsų tiek psichinis, tiek emocinis kūnas, jis irgi yra labai ko įtakotas iš seniau, tai vat prateka visas tos tokios, atrodo, gyvybinės energijos, sveikos tokios. Nešančios naują mintį, naują požiūrį. Skaidrumą. Tiesiai iš tos tyrumo erdvės. Bet dar kartą primena, kad visas palaikymas, visas tikėjimas, visas saugumas yra jumise, jo ieškoti kažkur nereikia, jūs jį skleidžiate patys. Ir atrodo, apgaubėte kiekvienas, išskleidžiate tokiam kaip ir meilės, supratimo, supratingumo toks kažkoks atrodo, nežinau, šydas ar dar kažkas, ir toks atrodo, apgaubėt patį save. Ir atrodo, išeinat į dieną.
atėjo klausimas, tai kokį naują įprotį šiandien susikursi? Bent vieną. Dar keletą minučių galime pabūti tame sraute. Aha, na ką. Šiandien taip kiek neįprastai žiūriu, pusvalandis panašiai. Na, vadinasi, tiek ir užtenka. Buvo kažkaip labai aiškiai, iš karto, labai aiškiai. Aišku, kas turite daugiau laiko, galite dar palikti tuose šiek tiek apmąstymuose galbūt, tai energija. Jo, ir be didesnių kažkokių komentarų tada visiems linkiu geros dienos. Na ir pasimatykime kitoje tada meditacijoje, kas jau norėsite.